Kur tas autas, blet? Jau temsta namo, belė, kai noriu. Kus vėl? Čia mašinos rakteliai? Krekždė! Reiktų nokį. Vienas minusas, pamiršau nufilmuoti. Garsiai laukai, šiandien nuvažiuosi mačiau. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time. Sveiki, čia Klynų garažo direktorius. Tai ką, pardaviau slydę ir nusipirkau naują bolidą. 98 metų krekždutė. Štai mano naujas bolidas. Žalios spalvos krekždutė FL-as. Tai jo, apie variklį daug nepasakosiu. 5-6. Jo, tai va, iš priekio labai gražiai atrodo, ne? Atik, kamerys atik. Blemba, kompaktas. Jo, bet už tai turi liuką. Veikiantis liukas visiškai neleidžia. Liuks mašinytė. Puikiai važiuoja 1.6, nesvarbu. Trumpesnis diržas uždėtas, 7,5 kW. Iki ką? Tai va, jo, biški papuvus. Čia buvo biški tokių niuansų. Lūpas ar biški pakritusios. Nu va, čia dar dažai pasilūpė lakas, kažkur pasilūpės. Minimalus defektai, čia pakeič ženkliukus, taip toliau. Tai va, biški pamodinau jau, nu kaip čia pamodinau. Įdėjau magelį ir sudėjau pionieriaus visą setą. 4 kolonkės pakeičiau, bet subo nedėjau dar, bet ateity tikrai bus subas. Tai va. Nu ką, mašina graži, viskas gerai, rūdis, susitvarkysi vėliau, čia biškiai yra. Bet tai ko jai trūksta? Parodyk, kamerys, ko jai trūksta? Pažiūrėkit, trūksta ratų, kas čia, fu! Ateik. Va, mano vokiški ratukai. Ratukai mano. Jau, labai gražus. Tai va, šiandien darbelis. Uždėsim ratukus. Ateity reikėtų, aišku, ir šiandien čia biškis spyruoklės. Tai va, bet čia ateity viskas bus padaryta. Tai žemės spyruoklės čia bet kada nusipirksiu. Viskas, bet ratukai. Ratukai labai svarbu. Nu ką, kimbam į darbus. Sitting on a fan.
Tai ką, praėjo 4 valandas nuo mūsų darbo pradžios, atsirado truputį nesklandumų, tai dabar dar dega ABS lemputė ant skydelio, ABS irgi nebeveikia. Bet ką padarysi, pažiūrėkit, kokia graži mašina dabar. Ratukai, ką tik po plovyklos. Labai gražu, labai gražu. Gal jis putė aukštokai stovi, tipo, bet čia visą kumštį, 3 kumščiai tilptų, bet galas visai solidžiai. Ir vienas buvo minusas, nukomo ABS lemputė iššovė, nes mes debilai, čia buvo įdėta rasafkė. Mes rasafkį išėmėm ir susukom ratą be rasafkės, bet nepagalvom, kad ilgesni varžtai. Tai nahui ten išmalė, pohai. Sudėjom atgal rasafkės, sudėjom ratus, zaibys. Tai va, čia dabar yra rasafkės ir labai platu, grįš namo, susitvarkysiu, reikia trumpesnių varžtų, nes labai užlenda užark. Jeigu tik tai pažeminsi mašiną, jinai bus negerai. O čia trūksa biški. Tai mes tuos nedidelius, čia buvo irgi rasafkė, bet didelė, jinai per didelė. Dėsim tuos mažas rasafkės į galą, bus liuks galas, priekį išimsim rasafkės ir tai suleisim, tai va. Trūksa dar tik tai žeminančių spiruoklių ir bus labai grįžti mašinė. Tai va, aišku, dar rudelį sutvarkyti viską, bet tokie dalykai kaip šitie šūdai irgi va, klipsai nelaiko, bet nusipirkau jau tokių mažų šūdeliukų. Tai va, važiuoja, viskas gerai. Biškai gal suvedimo reikia, nes truputį per vairą muša, bet nieko tokio. Bus suvedimas. Svarbu gražiai atrodo. Tiek sumokėjau pinigų, tiek įdėjau darbo ir važiuoju dar prašiau, negu prieš tai važiavo, bet užsigražiai atrodo. Dėl to mes ir darom. Tai va. Aišku, biškai platesnės padangas, tai sunkiau velia, bet velia vis tiek vien šeši. Trumpesnis dirželis, kaip sakiau, per kondiškę neina galios iki kaklo. Kai čia bus šiema, tai net nekalbu. Čia šiema, kaip su 3 litrų plyta važiuosi. Tai va, tokia ir ta kregždutė, va. Matai, čia parašyta, va, pažiūrėk. Numer. Va. Kregždė yra 3 paloskis. Svarbiausia. Jo, darbeliai šiandienos baigti, bet tikriausiai dabar neužilgo planuoju pirkti žeminčias spiruoklės, gal dar subą, kaip ir sakiau. Tikriausiai padarysim video apie tai, bet mes dažnai mėgstam priburti ir nepadaryti, bet nieko tokio. Gal šį kartą padarysim. Laukit naujo video. Toliau tęsim šito šūdiną kregždę, šūdinas kregždės bildą. Tai va, ačiū dėmesį. Varom į aerodromą, aš pasuksiu ratus.